turime tą gerą gyvenimo galimybę sukurti tik per inžineriją. Jeigu mūsų vaikai, mes patys kursime vertę, inžinerinius sprendimus čia Lietuvoje, tai padės tikrai mums gyventi dar geriau ir aplenkti ne vieną šalį Europos Sąjungoje, o gal ir pasaulyje. Esame maža tauta, mes neturime jokių vertingų iškasenų. Visą savo gerbuvį sukuriame kompetencijomis. Tai va to ir palinkėsiu, atrasti tą inžinerinę dedamąją, kuo daugiau sričių savo gyvenime. Atraskite inžinerinę pramonę. Kiekvienam verslui, aš sakyčiau, stojimas į Limprą yra ne tik aktyviais darbais prisidėti prie šios bendruomenės vystymo ir tikslų, bet kartu ir daug ką išmokti ir gauti. Kiekvienas narys čia turi šansą ir platformą pasiimti tai, ko reikia. Sveiki atvykę į Limprą. Mes kaip inžinerinė pramonė, jeigu žiūrėsim atgal, neturėjom krizių turbūt jau 30 metų. Kiekvieną krizę išnaudojam kaip galimybės ir šiai dienai mes vėl esame ties galimybių slenksčiu. Mes esame veržlus ir mūsų pagrindinė valiuta yra efektyvumas. Mūsų užsienio kompanijos renkasi būtent ne dėl žemų kaštų, o dėl kompetencijų ir dėl efektyvumo, dėl verslo efektyvumo. Tampame iš kontraktinės gamybos į kūrenčią gamybą, kur mes ir galėsim sukurti daugiau pridėtinės vertės. Sveiki atvykę į Limprą. Limpra iš tikrųjų Lietuvos ekonomikai vaidina didžiulį vaidmenį. Matėme, kad 24% eksporto, tai yra būtent Limpros narių indėlis į Lietuvos ekonomiką. Atstovaujame pramonę, kuri keletą metų iš eilės tik tai auga ir tuom didžiuojamės, mes esame toksai kaip Lietuvos pramonės ir ekonomikos lyderis. Sveiki atvykę į Limprą. Aš manau, kad mes turim labai gerą techninę bazę. Dabar jau tikrai niekas mūsų nebelaiko kažkokią atsilikusią trečiarūšę rinką, bet dar kartais patys galvoj save stabdom. Tai aš taip labiausiai norėčiau palinkėti mūsų kolegom iš pramonės sektoriaus drąsiau imti kurti savo prekinį ženklą, neapsiriboti vien tik tai kontraktinę gamybą. Tikrai manau, kad daugiau šansų, kad pasiseks negu ne. O kad tos šansus padidint, manau, mes kaip asociacija, kaip Limpra, kaip bendruomenė, tikrai vienas kitą galim timtelt ir padėti. Aš manau, Limpra daro labai teisingus dalykus, juos tiesiog reikia tęsti ir daryti dar garsiau, dar aiškiau ir dar labiau matytis viešoje erdvėje. Sveiki atvykę į Limprą.